prieš pradedant norėčiau jūs truputį jungti visą dalyką. Dabar iškvėpkite visi orą, kiek turite plaučiuose oro, viską iškvėpkite ir sulaikykite, kad oras vietų. Laikykite, kiek gali daugiausiai be oro. Gerai, daugiau tikrai negalėjau. Gerai, tai pradėkime. Žodžiai entrepreneurystė ir entrepreneris jau buvo aplink mus ir buvo žinomi labai seniai. Tomas Edison buvo vienas pirmųjų entreprenerių, kurie galėtų save vadinti. Tačiau tik paskutiniu metu žodis entrepreneris pradėjo būti linksniuojamas vos ne kiekvieną dieną. Ir tai pagrindinis dalykas, kodėl tai atsitiko, yra dabartinių technologijų gigantų atsiradimas, kaip Facebook, kaip Google, kaip Apple ir jų protų sunkiai suvokiamas augimas. Per paskutinius 3 mėnesius, 2014 metų, Apple raportavo, kad jie uždirbo $18 milijardų. Pagalvokite apie tą skaičių. 18 milijardų per 3 mėnesius. Apple šiuo metu turi virš $140 milijardų laisvų pinigų. 140 milijardų. Kad būtų lengviau įsivaizduoti tokį didelį skaičių, turiu pasakyti, Apple gali nusipirkti Lietuvą šiuo metu. 3 kartus, teisingai. Ir arba tas pats Facebookas. Prasidėjo 2004 metais, kas nežinot, prasidėjo tiesiog mažame Harvardo studentų bendrabučio kambaryje. Ir jis buvo tiesiog kaip klasė LC dabar. Jaučiat skirtumą. Ir jis buvo skirtas kaip bendravimo platforma to paties universiteto studentams. Tais pačiais metais toliau plėtėsi į kitus Ivy lygos universitetus, kaip MIT, Columbia, NYU. Ir po metų pradėjo plėstis toliau, globaliau. Per metus jie jau turėjo virš 25,000 mokyklų ir virš 2,000 universitetų. Ir tik tai dar po metų jie pradėjo bendrauti visą publiką, kas jau turėjo elektroninį paštą. Ir ką visos šios idėjos turi kartu bendro? Tai yra Apple, Facebookas, kaip pasakiau, kitos didelės kompanijos. Tai yra tie žmonės, kurie jas įkūrė, turėjo viziją. Dar kompiuteriams tik kuriantis, Steve Jobs matė 2 pagrindinės problemas su kompiuteriais. Ir pirmas dalykas, ką jis matė, tai kad kompiuteriai buvo kuriami labai sudėtingai ir jo idėja, jo vizija buvo, kad kompiuteriui galėtų duotis bet kas, neturėdamas jokių programavimo žinių, arba kad jų visiškai nereikėtų, arba labai minimaliai. Taip pat jis matė, kad kompiuteriai buvo kuriami griozdiškai. Jau dizaino elementai buvo visiškai nevystomas, kol technologijų sparta augo 2 per 2 metus. Ir jisai turėjo tą viziją, kurią toliau ėjo, kad ją įgyvendintų. Ir tai yra pagrindinis skirtumas tarp tiesiog verslumo ir verslininko ir entreprenerio. Entrepreneris ne tik, kad sugeba pasinaudoti savo vadybininkystės sugebėjimais, bet jis turi tą uoslę pamatyti problemą ir toliau eiti ją išspręsti. Dauguma verslų, ypač dabartinių verslų, kuriasi ne pildant kažkokią paklausą, bet ją kuriant. Galima sukurti dar vieną maisto parduotuvę, galima sukurti dar vieną raštinę, tačiau bus tai tik dar vienas iš daugelio. Kai mes pradėjom gaminti džemperius, tai buvo idėja realiai kilusi vos ne iš nieko. Tai tiesiog buvo apsidairius aplinkui ir pagalvojus, kas yra aplinkui mane, kas mane labai erzina ir ką galiu daryti, kad tai pakeiščiau. Tai kai dar mokiausi kitų gimnazijai, turėjau vieną pokalbį su draugu, kuris pasakė man, kad jam gėda pasakyti, kas yra iš kitų gimnazijos. Tai man buvo labai keista išgirsti tokį dalyką, nes jisai bijojo, kad jį vadins ar jį laikys nerdu. Ir pasikalbėjau su kitais būsimais kolegom, supratau, kad problema yra labai panaši ir Vilniaus licėjai, ir Šiaulių Didžvario gimnazijos, nuo kurių pradėjom visą idėją vystyti. Ir supratau, kad reikia kažką keisti. Ir aišku, pradėjom nuo aprangos, kadangi buvom ką tik grįžę iš studijų Amerikoje. Ir džemperiai buvo tas dalykas, kuris buvo labai populiarus tiek universitetuose, tiek vidurinėse mokyklose, net nepriklausomai nuo tos mokyklos reitingo. Ir pradėjus nuo 200 litų pradės investicijos ir 2 mokyklų, Ktu gimnazijos ir licėjaus. Dabar praėjus 3 metams mes jau plečiamės į 3 šalį Estiją, eksportuojam į Olandiją ir Šveicariją,
turim virš 40 universitetų ir mokyklų savo tinkle. Ir galiu pasakyti, kad šitos idėjos nepasiėjimas ir neišnaudojimas būtų viena didžiausių klaidų mano gyvenime. Ir dėl to noriu su jumis labai pasidalinti pamokomis, kuriomis buvo grįstas šitas kelias į tą tašką, kur esu dabar. Ir panaikinti kelis vis dar stebėtinai supančius mitus, verslo pasaulį supančius mitus. Tai pirmasis, ir iš tikrųjų jau Gauhisto jau kaip ir pristatė šitą mitą, kad verslas yra paslaptis, kurią tu jau saugoti. Vienas labai įtakingas žmogus man neseniai pasakė, nebijok dalintis, bijok būti vienas. Yra tiek mažai dalykų, kuriuos mes galime padaryti patys. Mes negalime visko mokėti, mes negalime visko galėti padaryti, mes negalime visko sugalvoti. Man visada reikia komandos. Sakykime, tu nori sukurti kompiuterinių žaidimų kompaniją. Gal tu turi idėją, tu turi viziją, bet tu tiesiog nemoki piešti. O gal tu kaip tik esi programuotojas ir gal ir labai gerai programuoji, bet tu nežinai, kaip pačią idėją įgyvendinti, nuo kur gauti finansavimą, kaip viską sukurti, nuo ko pradėti. Ir ypač Silicijos slėnyje yra labai dažnai organizuojami tie networkingo vadinami renginiai, kur žmonės tiesiog eina ir dalinasi savo idėjomis ir jie ieško tų bendraminčių. Ir žinau, ką dabar galvoja, kad o kas, jeigu tą mano idėją pavogs? Julius šitą pristatė punktą. Kas, jeigu tą mano idėją pavogs? Ir aš negaliu sakyti, kad taip negali būti, bet kas gali atsitikti. Bet kas iš to, kad mes visą laiką gyvensim tokiom baimingom mintim ir nieko nedarysim, kad tai pasiektume. Kiekvienas žingsnis yra vertas rizikos. Ir aš sausio mėnesį dalyvau vienoje jaunimo konferencijoje Madride. Ir kalbėjau su viena mergina, pristačiau Sulfraudo veiklą, pradėjom kalbėtis ir staiga mane pradėjo tempti į kitą kambario pusę. Ir aš taip, aš jau labai keista, bet nesu man nemalonu būti ten mano merginos, bet ir buvo labai keista. Ir pasirodo, kad jos pažįstamas kitam kambario gale kalbėjo su kitu žmogum ir jisai turėjo savo Londone Šekspyro teatro trupę, kurie kaip tik tuo metu ieškojo, kaip galėtų pasigaminti aprangas, džemperius, marškinėlius savo komandai. Ir jisai kaip tik kalbėjo su kitu žmogum, kuris buvo labai didelės Ispanijos korporacijos atstovas ir ta korporacija ne tik atsaugomis dažnai teminius rūbus, bet ir jie kaip tik padeda jauniems verslams plėstis visoje šalyje. Tai matot, kiek tik tai per porą minučių mano tinklas prasiplėtė su man naudingais žmonėmis, vien tik tai vienam žmogui papasakosiu apie savo idėją ir nebandžius to nuslėpti. Ir aš labai jūs paskatinčiau būti lyderiais, nes lyderis nėra tas, kuris veržiasi į priekį ar bėga pirmas. Pirmas lyderio sekėjas padaro lyderį lyderiu, nes kitaip jisai tiesiog eina pasivaikščioti. Antras mitas, kurio norėčiau pasidalinti, yra aš per jaunas turėti verslą. Tai yra viena didžiausių klaidų, vienas didžiausių mitų, kuris vis dar supa šį laikinį jaunimą. Kadangi čia patekote, įsivaizduoju, jūs šito mito gal tiek neturite. Tačiau yra labai daug žmonių jaunų, kurie galvoja, aš per jaunas turėti verslą. Ir ką aš labai noriu pasakyti, kad jūsų jaunas amžius yra ne trūkumas, bet tai yra galimybė. Tai yra galimybė atsispirti nuo savo idealizmo, nuo savo naivumo ir judėti jūsų vizijos link. Taip kaip Julius su Simu padarė. Jie buvo jauni, jie išnaudojo savo klaidą, kad toliau judėtų į priekį. Ir klaidos yra jėga. Klaidos yra žiauriai geras dalykas, tačiau mes taip nemanom, dėl to, kad mūsų švietimo sistema ir ne tik mūsų švietimo sistema, mūsų moko kitaip. Padaręs klaidą rašiny, tu esi baudžiamas balo atėmimu. Jeigu padarai klaidą skaičiuodamas, tu prarandi balą. Tačiau kas yra geriausia, kad tikras gyvenimas yra priešingas. Yra visiškai veidrodinis atspindys to, kas vyksta mokykloje. Dėl to, kad tu padaręs klaidą, tu išmoksi daugiau negu tas, kuris tą klaidą netyčia pataikė ir jos nepadarė. Tu realiame gyvenime padaręs klaidą esi apdovanojamas žiniomis, esi apdovanojamas patirtim. Ir pats geriausias dalykas, kad kuo anksčiau tą klaidą padarai, kuo daugiau tų klaidų padarai, tuo tu daugiau jų išvengi ateityje. Tai yra pats geriausias paradoksas. Ir neseniai vienos draugė pasakojo, kad prieš porą metų jos pažįstamas turėjo labai didelę problemą. Jisai niekaip negalėjo surasti merginos. Jam buvo virš 20 metų ir dar jisai niekada nebuvo turėjęs merginos. Ir jam buvo taip blogai, kad jisai net pradėjo lankytis pas psichologą.
Ir po kelių seansų buvo žiauriai blogai. Ir po kelių seansų jam psichologas sako, gerai, sako, dabar padarom tokį bandymą, sako, aš noriu su jums susilažinti. Eik dabar į miestą ir gauk atmetimus iš 75 merginų iš eilės. Jeigu šitą padarai, tada mano visi seansai tau bus nemokami. Už nieką nereikės mokėti. Nu, vaikinas sako, aš tai profas atmetimų, tai man tai lengva. Nu, jis išėjo prie pirmos merginos, sako, tu man, sako, labai, sako, patingi, sako, sako, gal nueit pasimatymą su manim. Nu, mergina, aišku, paraudo, padėkoju, bet sako, nu, gal ne šį kartą. Jis nuėjo prie antros merginos po kiek laiko, sako, tu, sako, šiandien labai gražiai atrodai, sako, gal norėtum su manim pasimatymą nueiti. Mergina irgi vėl padėkojo, labai pozityviai priėmė, bet sako, nu, sorry, turėjau vaikiną. Tai jis nuėjo prie trečios merginos, sako, tai man žiauriai patinka, sako, tavo plaukai, sako, nu, einam, sako, į pasimatymą. Sako, na, vėlgi, mergina padėkojo, sako, nu, bet gal kitą kartą. Ir taip jie atmetė 5, 10, 15 mergina, 20, 25, 30 mergina sutiko. Skambinasi tam savo psichologui ir sako, su manim sutiko 30 mergina įti į pasimatymą. Psichologas sako, mes taip tarėmės. Tave turėjo atmesti 75 merginas. Sako, eik, sako, nu, pradės skaičiuoti iš naujo. Jisai vėl vaikinas pradėjo, vėl nuėjo prie pirmos, gavo 5 atmetimą, 15, 20, 25 sutiko. Vėl skambina savo psichologui, sako, man 25 mergina su manim sutiko eiti į pasimatymą. Psichologas sako, taigi, sako, mes netaip tarėmės, sako, turit gauti 75 atmetimus. Gerai, sako, vėl pradėjo skaičiuoti iš naujo. Vėl jie atmetė 1, 2, 5, 10, 14 merginos sutiko. Jau turbūt suprat, kad jis susimokėjo už savo seansus, taip? Ir šitas pavyzdys, kad jis yra iš tikros situacijos, bet jis kartu yra juokingas ir labai lengvai iliustruoja, kaip yra svarbu daryti klaidas ir iš jų mokytis, nes tik tai iš klaidų tu gali iš tikrųjų išmokti. Pataikęs, jeigu tu pataikai tai padaryti, tau nėra tokio efekto. Ir trečias mitas, šitas dalykas atveda mane prie trečio mito, kuris sako, kad... Kundėlio. Štai iškirpsite, ne? Taip. Ir buvo trečias mitas. Taip. Kai buvau konferencijai Madride, kaip pasakau, buvo tenais pats jauniausias pasaulio CEO ir jam buvo 14 metų. 14 metų jis jau buvo įkūręs 3 įmonės. Aš žinau, ką aš veikiau būdamas 14 metų ir tai buvo tikrai ne įmonių kūrimas. Ir ką jis pasakė, kad nėra nieko, ką tu galėtum išmokti universitete ir mokykloje, ko negali išmokti pats iš savo klaidų. Yra tiek galimybių dabar, nuo kurių gali atsispirti ir toliau judėti savo vizijos link. Ir kiek yra verslo akceleratorių, kiek yra visokių mentorystės programų. Tas pats Lithuanian Junior Achievement, nuo kurio ir mes pradėjom savo verslą, padeda jauniems moksleiviams pajausti, ką reiškia turėti savo verslą, kaip rūpintis visais reikalais. Microsoftas organizuoja technologiniams startupams mentorystę. Dabar yra pats geriausias laikas visoje pasaulio istorijoje pradėti savo verslą, pradėti savo projektą ir kitaip prisidėti prie savo ir kitų gyvenimų gerinimo. Bet bottom line, visų tų dalykų, visų tų mitų yra jūsų motyvacija. Ar jūs norite būti labai sėkmingas sportininkas? Ar jūs norite būti sėkmingas mokinys? Ar norite gauti universiteto stipendiją? Ką esate pasiruošę paaukoti, kad tai pasiektume? Ir pabaigai norėčiau pasidalinti dar vieną labai įdomią istoriją apie vaikiną, kuris žiauriai norėjo užsidirbti daug pinigų. Ir jis negalvoja apie tūkstančius, jis galvoja apie milijonus, jis galvoja apie milijardus. Ir jis sužino, kad yra toks finansų guru, kuris padeda pasiekti tos dalykus, nes jis yra pats labai turtingas, pats labai sėkmingas, jis nuėjo ir sako, guru sako, aš noriu būti labai sėkmingas, noriu uždirbti daug pinigų. Ir guru sako, gerai, užsikam tai rytoj 4 val. Ryto, gerai, ateisiu paplūdimy. Nu gerai.
atėjus į tą paplūdimį, galvoju, tai aš noriu daug pinigų uždirbti, o jis mane čia plukdyti pasiruošęs. Guru atėjo ir sako, aš jau vaikinas geriau būtų užsidėjęs šortus, ne kostiumą, ką padarysi. Ir guru sako, ar nori būti sėkmingas? Jis sako, noriu. Ar kaip nori? Nu, žiauriai noriu. Sako, teik į vandenį. Dabar žiūrėkit, jis eina į tą vandenį ir eina iki čia. Guru sako, eik giliau. Kokias gal nusai pamišė senis. Aš atėjau pinigų išmokti užsidirbti, o tai čia mane gelbėti nori paversti. Nu, bet paklausė to guru, jis paėjo iki čia maždaug, iki pečių linijos. Ir guru sako, tai dar toliau. Ir vaikinas jau pasižiūrėjo, kad jau to vietoj jau sems jo burną vanduo. Ir jis sudvėjojo, guru sako, aš galbūt noriu būti sėkmingas. Sako, aš noriu. Tai sako, eik. Ir vaikinas, kai tik tai žengė į tą vietą, guru iš karto čiupo jo galvą ir panėrė po vandeniu. Ir kad ir kiek vaikinas spardėsi, kad ir kiek jis bandė ištrūkti, guru vis tiek laikė jį po vandeniu. Ir kai jau vaikinas buvo pradėjęs, jau be pradedęs alpti, tada jis jį ištraukė ir sako, ką tu galvoji, kai buvai po vandeniu? Ką vaikinas pasakė? Taip, būtent. Sako, aš noriu kvėpuoti. Ir ta guru jam sako, kai tu norėsi būti sėkmingas, taip kaip norėsi kvėpuoti, tada tu būsi sėkmingas. Siklausykite tai. Tada, kai tu norėsi būti sėkmingas tiek, kiek norėsi oro, tada tu būsi sėkmingas. Ir dauguma iš jūsų norit būti sėkmingi, bet jūs nenorit to žiauriai. Jūs tik šiaip savo norit. Jūs nenorit būti sėkmingais taip, kaip jūs norit sėdėti prie televizoriaus. Jūs norit būti sėkmingais taip, kaip norit sėdėti prie Facebooko. Jūs nenorit būti sėkmingais taip, kaip norit būti kieti. Bet tada, kai tu nori būti toks sėkmingas, kaip tu nori kvėpuoti, ir kai tu dūsti, kad neturi oro, tau visiškai vienodai jokie vakarėliai, tau visiškai vienodai jokios krepšinio rungtynės, tau net visiškai vienodai tau kas skambina. Viskas, apie ką tu gali galvoti, yra kaip įkvėpti oro. Ir su šitą mintim norėčiau pabaigti ir priminti ir palikti jūsų vieną idėją, kad taip, tu gali tai padaryti. Taip, tai nėra lengva. Ir taip, tu privalai surasti kelią tai įvykdyti.